Jau virš mėnesio gyvenu ir keliauju po Tailandą, tai galvoju pasidalinsiu, kaip atrodo mano diena čia. Bet gal iš pradžių trumpa įžanga, kodėl esu čia. Pradėsiu nuo to, kad visuomet norėjau pakeliauti po Aziją, nes apskritai nesu buvus šitame pasaulio kampe. Nesu backpackinus ir nesu keliavus taip toli viena. Tik atskridus čia pajutau labai gerą jausmą, kad šita šalis man nieko neprimena. Visiškai nauji kvapai, skoniai, žmonės, eismas gatvėse čia tikrai unikalus. Savo kelionę pradėjau sausio pabaigoje, nusipirkusi bilietą be atgalinio skrydžio į Bankoką. Visai nemažai laiko praleidau Tailando šiaurėje, jei tiksliau mieste Chiang Mai, tuomet visiškai neplanuotai atsidūriau mažame kaimelyje pavadinimu Phaya Pay, kur savaitę laiko leidau ir meditavau su vienuoliais. Tai iki šiol yra viena geriausių mano turėtų patirčių. Tada nusikėliau į visišką hipių miestą Pai. Labas rytas iš mano naujos vietos. Žiauriai čia šalta naktim yra ir rytais, tai yra gal 7 valandas, atsikėliau, viską apsirengiau, ką turiu. Neturiu daug, turiu vieną ploną flysinį megztinį ir termo ir tiesiog einu pasivaikščioti, kad greičiau sušilti. Apsigyvenau toliau nuo miesto, tai biški toks kaimo vaibas, man labai patinka. Bet dėl artėjančio burning season, kuomet kaimyninių šalių deginamų laukų smogas nusileidžia Tailando šiaurėje, nuskubėjau į pačius pietus. Tai iki Bangkoko yra apie 700 kilometrų. Kiek žinau, traukiniai čia yra varomi dyzelio ir dėl to jau maksimalus greitis yra 60 km/h kažkur. Tai va, dėl to taip ilgai užtrunka važiuoti traukiniu čia. Čia va ateini į tualetą, pamojuoji keliautojam irgi. Savaitę laiko buvau Kolantoje, kur leidau laiką su draugais, kurių nemačiau visus metus. Persikrausčius iš Tailando šiaurės į pietus, nebuvau tikra, ar man čia tikrai patinka. Nepaisant nuostabių paplūdimių ir jūros, šita šalies pusė yra brangesnė, sunkiau surasti kur gyventi, išsinuomoti motorolerį, o ir maistas netoks skanus kaip šiauriai. Tačiau vis tiek gerai praleidau laiką ir savaitę gyvenau tikriausiai jaukiausiam hostelį, kokiam tik buvau apsistojus per visą savo kelionę. Pabuvus dar keliose vietose ir salose Koh Samui ir Koh Phangan, dabar apsistojau mažiausiai iš visų 3 salų Koh Tao. Kambarį dingo elektra, tai vadinasi nepučia ir fenas. Tai reiškia, kad reikia eiti iš čia, nes yra žiauriai karšta. Sakiau, kad parodysiu, kaip atrodo diena, bet iš tikrųjų manau, kad parodysiu, kaip atrodo kelios dienos arba gal net savaitę, nes šiandien nieko labai įdomaus neveiksiu, dabar eisiu ir montuosiu šito vlogo intro, nes ten yra labai daug medžiagos ir video, reikia viską sulipdyti. Ir jo, gal po to eisiu prie jūros, nežinau, pažiūrėsiu. Ir buvo įdomios kainos, tai pabandysiu nepamiršti pasakyti, kas kiek kainuoja, taip tiesiog einant per dieną. Tai ryte aš variau į Muay Thai treniruotę ir iš karto nusipirkau už 7 dienas. Man kainavo 1500 batų, tai yra 7 treniruotės po 2 valandas. Va, visai produktyviai pamontavau video, dabar einu namo, pasidėti daiktus ir galvoju, ar eiti prie jūros, ar eiti biškį čia prasieiti, nes man reikia nusipirkti patogesnius šortus Muay Thai. The papaya salad, can you do it not spicy? Okay, thank you. Čia už maistą tailandietišką. Moki mažiau arba tiek pat, kiek už gėrimą kokį nors. Ten latę arba čajų ir panašiai.
kokie čia garsus tie svirpliai, ar nežinau kas, bet tipo. Pas močiutę gali žolės nusipirkti, rakinių, skarą. Na viskas, 9 valandos ir aš jau lovai, nes ir to vėl 7 keltis. Buvau prie jūros, sulaukiau saulėlydžio, tada nuėjau į miestą truputį prasijau, o maitai šortų neradau, nežinau, jų čia yra, nežinau, ar man jų reikia. Gal būtų faina atsivežti iš Tailando kažką, nes šiaip tai dar iš daiktų per 1,5 mėnesio nieko nenusipirkau. Pasiekimas. Kita mano diena vėl prasidėjo nuo treniruotės. Ilgai keliaujant pradeda labai trūkti rutinos, tai viena iš priežasčių, kodėl nusprendžiau pasilikti šitoj saloje ilgiau, tai kad galėčiau reguliariai sportuoti. Pamatyčiau tokias kojas prieš einant į Muay Thai, tai bijočiau ateiti. Aš taip pagalvojau, susitvarkysiu ir parodysiu, kaip atrodo mano dabartinis kambarys, bet specialiai nesitvarkysiu ir parodysiu, kaip atrodo realiai mano kambarys. Tai turim tokį biudžetišką variantą. Yra drabužiai, kurie ką tik išsiskalbė. Turim lovą. 2 kėdes, vieną atsitempiau iš lauko, kad pasidaryti daugiau drabužių kabyklų. Tai vat ir viskas, kondicionieriaus čia nėra, yra šitas fenas, kuris yra absoliučiai useless, nes jisai pučia tą patį karštą orą, kuris čia yra. Ir turim tualetą ir dušą bendrą, kuris yra ten. Ir čia tada visi yra kiti mano kaimynai. Rašydama į kavinę labiau laukiu, kad pavalgysiu, ar kad po kondicionierium atsisėsiu. Jaučiu antras. Beach outfit. Vakar radau visai fainą maudymuką, tai einu jo dar kartą pasižiūrėti ir iš karto eisiu prie jūros. Have a snorkel set for rent. Eina savo, tokia happy. Įsvaiko ir labai šūdinų dienų. Aš galėčiau kasdien reikia atrodo gerti.